Tikybos mokytoja klausia, vaikai, prašom pasakyti, kas toks yra mažas, pūkuotas ir sako biau? Labai lengva. Vienas vaikas iš galo, šiaip tai turėtų būti mažas kačiukas, bet jeigu jūs klausėt, turbūt Jėzus. Okay. Tėtis sako, kas yra atlyginimas? Kaip čia pasakyti, sunau, čia yra kompensacija tiems, kurie nemoka vogti. Geras. Šeima sėdi prie stalo ir kalbasi. Išgyvenom iki algos ir dar liko pinigų. Tai sėdim dabar ir galvojam visi, ar mes išmokom taupyti, ar neužmokėm už kažką. Sako, žinokit, nusipirkau pasaulio žemėlapį. Keliausiu. Dabar keliausiu. O, sako, tai iš kur pas tai tik pinigų? Ką žinau, tai žemėlapis 2 eurus tik kainavo. Kalbasi dvi draugės. Klausyk, kur tu dirbi? Aš tai valytoja oro uoste. O tu kodėl neišeini iš tokio darbo? Imsiu ir mesiu dabar darbą aviacijai. Ką pasakė policininkas perskaitęs ant cigarečių pakelio užrašą? Rūkimas žudo. Ne, ką pasakė? Jūs suimamas! Super. Dar turi? Taip. Pažinčių portale parašyta frazė. Mergina rašo: ieškau žmogaus, kuris mane priimtų tokią, kokią esu. Apačioje vyro komentaras: sunkoka priimti, kaip profilio nuotraukoje medis. Ir dar priimk medį savo namus. Jo, vyro frazė: oi, brangioji, toliau veik viena. Palik mane čia mirti. Iš kur šitą frazę? Tai pasakė vyras po 3 valandų vaikščiojimo po prekybos centrą.